Projektas Kultūros tiltų kūrimas, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas medžio drožybos ir liaudies meno srityse. Numeris LTPL 00248 įgyvendinamas pagal Interreg 6A Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Pagrindinis projekto partneris Alytaus rajono savivaldybės administracija kartu su Oržišo savivaldybe. Įgyvendinant projektą siekia sukurti ilgalaikį tarpvalstybinį menininkų tinklą, kuris skatintų tradicinių amatų, ypač medžio drožybos išsaugojimą ir propagavimą. Tokia iniciatyva ne tik stiprins abiejų šalių kultūrinį paveldą, bet ir prisidės prie naujų kūrybinių ryšių mezgimo. Tarp įgyvendinamų projekto iniciatyvų Lenkijoje, Oržiše, birželio 4-8 dienomis surengtas medžio drožybos simpoziumas, skirtas Mozūrijos paukščių temai. Tai kūrybinis susitikimas, kuriame susirinko meistrai iš Lietuvos ir Lenkijos. Čia, tarp mozūrų, ežerų ir jų paukščių balsų, simboliškai perkirpta juostelė pažymėjo prasidedančią savaitę, skirtą kūrybai, bendrystei ir tradicijų puoselėjimui. Pirmasis iš pristatomų kūrėjų Grzegorz Weiss, dailės mokytojas ir skulptorius, daugiau nei 40 metų gyvenantis mene. Jis kuria iš medžio ir akmens, restauruoja istorinius Brušno kryžius Lenkijoje ir Ukrainoje, savanoriauja atnaujindamas senas nekropoles. Gžegožui kūryba tai pagarba praeičiai ir tiltas į ateitį. Toliau Edmund Španovski, savamokslis meistras, skulptūrą kuriantis nuo 1972 metų. Jo biografijoje daugiau nei 350 plenerų, daugybė apdovanojimų, o darbai puošia bažnyčias, muziejus ir privačias kolekcijas. Viena jo skulptūrų, Sierbco Dievo motina, yra net Vavelio katedroje. Španovskio darbuose dera liaudies meno tradicijos ir savitas simbolių pasaulis. Trečiasis – Mieczysław Wojtkowski, kūrybinį kelią pradėjęs 1988 metais. Jis ypatingai vertina juodąjį pelkinį ąžuolą, o jo kūryboje dominuoja natūralios formos, organiškas medžiagos grožis ir ramus lėtas darbo procesas, leidžiantis skulptūrai išaugti savaime. Ketvirtasis – Piotr Bogdaševski, menininkas, kuris kuria ne tik iš medžio, bet ir iš bronzos, cemento bei akmens. Jo darbai puošia viešasias erdves Oržiše, Mikolaikuose, Siedlcuose, o kai kurie net Prancūzijos miestuose. Piotras taip pat organizuoja kūrybinius plenerus, veda dirbtuves ir nuolat eksperimentuoja su skirtingomis technikomis. Po Lenkų meistrų pristatyti Lietuvos kūrėjai. Mindaugas Jakučionis iš Alytaus rajono. Jo meninis kelias prasidėjo nuo piešimo ir peraugo į skulptūrą. Jis dirba ne tik su medžiu, bet kuria ir iš bronzos, akmens, net ledo. Jakučionio darbuose juntama katalikiška dvasia, pagarba žmogaus figūrai ir tikrumo paieška. Toliau. Kęstutis Benedikas, skulptorius iš Alytaus. Jo kūryba drąsi, eksperimentinė, jungia tradiciją ir šiuolaikišką mąstymą. Iš pradžių drožęs šaukštus ir kaukes, vėliau jis išplėtė kūrybinį lauką iki tarptautinių simpoziumų Japonijoje, Pietų Korėjoje, Danijoje ir Argentinoje. Alytuje ne vienas skulptūrų simpoziumas vyko būtent dėl jo iniciatyvos. Eugenijus Rimdžius, tautodailininkas, kurio meilė medžiui paveldėta iš senelio. Jo kūryba prasidėjo nuo paprasto noro pabandyti ir tapo gyvenimo keliu. Rimdžiaus rankomis gimsta rūpintojėliai, legendų veikėjai, sakralios figūros ir angelai. Jo darbai keliauja po parodas visoje Lietuvoje. Ir galiausiai Artūras Zienka, menininkas iš Alytaus rajono. Medžio drožybą jis atrado dar vaikystėje, senelio dirbtuvėse. Jo rankose medis tampa pasakojimu apie lietuviškus simbolius, paprastumą ir tikėjimą. Zienka aktyviai dalyvauja parodose, veda edukacijas ir perduoda tradicijas jaunajai kartai, o jo kūryba išlieka giliai įsišaknijusiame tautos pavelde. Šie skulptoriai skirtingi, bet juos jungia bendra kūrybos kalba.
Medis ir akmuo jų rankose tampa istorijomis, kurias jie palieka ateičiai. Per šį simpoziumą gimė 8 skulptūros, konkretus ir apčiuopiamas visos kūrybinės savaitės vaisius. Tų pačių 8 skulptorių kūrybos tęstinumas atsiskleidė ir kitame susitikime Lietuvoje. Nuo rugsėjo 4 iki 10 dienos Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos erdvėse vyko tarptautinis medžio drožybos pleneras kultūros paveldo atgaivinimas. Sėkmės iš tikrųjų, kad aplankytų ta gera mūza, kuri padėtų padaryti tokią pačią ir įvertinsi matyti po savaitės jūsų tuos darbus, kurie tikrai nebejoju, kad bus labai gražūs ir atitiks tą senąją buvusią skulptūrų istoriją. Čia susitiko Lietuvos ir Lenkijos kūrėjai, kuriems patikėta svarbi misija – atkurti Ipolito Užkurnio skulptūras, sukurtas pagal Vinco Krėvės Mickevičiaus padavimus. Šie kūriniai beveik 50 mečių stovėjo parke Dainavos legenda, tačiau laikui bėgant ėmė irti ir nykti. Pleneras tapo galimybę šią istoriją prikelti naujam gyvenimui. Po atidarymo prasidėjo kūrybinis darbas. Visos skulptūros buvo atkuriamos vienu metu. Kiekvienas meistras dirbo prie savo rąsto. Didžiuliai rąstai gulėjo ant atramų. Meistrai išsirinko savo pozicijas ir pradėjo formuoti pirmuosius siluetus. Pagrindinės formos buvo išpjaunamos grandininiu pjūklu. Vėliau pereita prie kaltų, šlifavimo ir kitų smulkesnių įrankių, kurie leido atskleisti skulptūrų veidų bruožus, rūbų klostes, istoriją ir charakterį. Į Kurnėnų mokyklos erdves užsukę žmonės galėjo viską stebėti iš arti, kalbėti su meistrais, domėtis procesu, o kai kurie net drąsiai sakė savo nuomonę, kaip jie įsivaizduoja vieną ar kitą personažą. Čia lankėsi ir vaikai, ir paaugliai, ir senjorai. Kiekvienas galėjo pamatyti kūrybą taip arti, kaip retai kada pavyksta. Svarbi plenero dalis buvo edukacijos, kurias vedė drožėjas, mokytojas ir muzikantas Egidijus Impolis. Jo vedamose dirbtuvėse apsilankė daugiau nei 100 žmonių, nuo vaikų iki suaugusiųjų. Jis padėjo lankytojams nusidrožti medinę mentelę, išskobti šaukštą ar pasidaryti mažą žaisliuką. Daugeliui tai buvo pirmoji pažintis su medžio drožyba ir ši patirtis paliko didelį įspūdį. Dar viena veikla – skrabalų derinimas. Visas skrabalų dėžutes pagamino Egidijus, o dalyviai padėjo rasti tinkamus tonus, klausė skambesio, žymėjo savo vardus. Instrumentas sukurtas kaip bendras darbas, dabar eksponuojamas Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje. Galutinis plenero rezultatas. 12 skulptūrų, prikeltų naujam gyvenimui. Pirmoji plenere atkuriamų kūrinių grandis – varpas. Jis simbolizuoja pabudimą, kvietimą pakelti akis nuo kasdienybės ir pajusti vidinį sąmoningumą. Naujoji skulptūra atkartoja šią idėją, ramią, bet kartu iškeliančią mintį, kad viskas prasideda nuo vidinio šviesos impulso. Toliau 2 galingos figūros – Šarūnas ir Margiris. Šarūnas Krėvės kūryboje valios ir audros žmogus, svajojas apie ryškų pilnavertį gyvenimą. Jis siekė suvienyti Dainavą ir stovėti tvirtai, net jei tam reikėjo rizikuoti viskuo. Margiris – simbolis pasiaukojimo, drąsos ir garbės. Tai punios valdovas, kuris verčiau rinkosi mirtį nei nelaisvę. Jo istorija kelia pasididžiavimą senąją Lietuvos dvasia. Abi skulptūros atkurtos taip, kad jų charakteris būtų jaučiamas net žvelgiant iš tolo. Toliau Vaiva, Perkūnas ir Straublys. Tai viena ryškiausių Krėvės istorijų, persmelkta jausmų, pavydų ir meilės trapumo. Vaiva – darbšti ir švelni mergina. Straublys – žmogus, kurio giesmės ją sužavėjo, o Perkūnas – jėga, kurios meilė virto įniršiu.
Trys skulptūros kartu kuria dramatišką vaizdą apie tai, kaip stiprūs jausmai gali atnešti ir šviesą, ir griūtį. Rami, susimąsčiusi figūra – Dainius, iš Krėvės dramos Šarūnas. Tai žmogus tikėjęs, kad kiekvieno viduje rusena gražesnio gyvenimo ilgesys ir kad menas gali tą kibirkštį pakurti. Dainius garsina didvyrių vardus, saugomus atmintyje, ąžuolo lentose ir akmenyse, ir primena, kad ypač jaunose širdyse slypi jautrumas, iš kurio gimsta gėris. Šiek tiek toliau skerdžius Lapinas. Jis simbolizuoja artumą miškui, paprastumą ir gamtos ramybę. Lapinas – tai žmogus, kuriam miškas buvo ne tik namai, bet ir gyvenimo pagrindas. Ir jo skulptūra atkurtame parke primena šią seną dzūkišką pasaulėjautą. Bobulė su Antanuku – švelniausia istorija. Vaikiškas pasaulis, senelės išmintis, tarpusavio ryšys. Skulptūra atkeliavo iš Krėvės apsakymų ir čia iš naujo perteikia tą šilumą, kurią visi prisimena iš vaikystės. Bernelis ir mergelė – legendos apie meilę ir pranašystę istoriją. Tai pasakojimas apie bajoro dukrą ir bernelį, apie sprendimą mylėti, nepaisant to, kad likimas numatė tragišką pabaigą. Skulptūroje atsispindi ir ramybė, ir pasiaukojimas, ir tylus susitaikymas su tuo, ko pakeisti neįmanoma. Ir galiausiai Gugis ir Kukis. Tai dvi skirtingos gyvenimo filosofijos, pastatytos viena greta kitos. Kukis – rimtas, doras, tvarkingas šeimininkas. Gugis – skerdžius, kuris sako, kad gera gyventi čia, žemėje. Jų skulptūros išlaiko tą lengvą humorą ir paprastą žmogišką išmintį. Kai skulptūros buvo baigtos, jos buvo impregnuotos ir jų viršus apskardintas, kad apsaugotų kūrinius nuo lietaus ir gamtos poveikio. Per visą savaitę skulptoriai dirbo nuo ryto iki vakaro. Prieš plenero pabaigą visos skulptūros buvo pastatytos bendrai apžiūrai. Savaitės kūrybos baigėsi, tačiau jos rezultatas išliks dar ilgus metus. Atkurtos didžiosios skulptūros sugrįš į parką Dainavos legenda. Mažosios eksponuojamos parodoje Kurnėnų mokykloje. Šis pleneras dar kartą mums priminė, kokius mes turime talentingus žmonės šalia savęs, kokias mes turime gražias tradicijas ir senuosius amatus. Pirmas mano surinktas skrabalų komplektas, kur būtų kiekvienas suradęs atitinkamą natą, supratęs, ar ji aukšta ar žema ir ją kartu paderinę, prisukę, kitoj pusėje yra surašyta, būtent kas čia prisidėjo prie tų. Tai dabar pabandysim visos autorinės dėžutės suskambėti ir ar išgaus kažkokią melodiją, nes aš dar prie jų nepripratęs grot, bet pabandysim. Pleneras sujungė žmones, sustiprino ryšį tarp Lietuvos ir Lenkijos ir dar kartą parodė, kad paveldas atgyja tada, kai jį kuriame kartu. Balandžio 11 ir 12 dienomis į Alytaus rajoną atvyko Oržišo savivaldybės gyventojai ir kultūros mėgėjai iš Lenkijos. Čia vyko unikalus edukacinis seminaras, subūręs 40 dalyvių, po 20 iš kiekvienos šalies. Juos vienijo noras pažinti Dzūkijos kultūros paveldą ir tradicinius amatus. Mokymus vedė tautodailininkas Artūras Zienka, kūrėjas, garsėjantis meilę medžiui ir gebėjimu paprastą lentą paversti istoriją pasakojančių kūrinių. Jo dirbtuvėse dalyviai susipažino su medžio drožybos principais, išmoko naudotis įrankiais ir patys pabandė drožti paukštelius, simbolinius Dzūkijos laisvės ir dvasios ženklus. Išdrožti paukšteliai buvo šlifuojami ir dažomi, o kai kurie trumpam dedami į mikrobangų krosnelę, kad išdžiūtų ir neliktų medienoje kenkėjų. Taip iš dalyvių rankų gimė mažos, bet gyvos medinės skulptūrėlės. Šiltas prisilietimas prie senosios liaudies kūrybos tradicijos. Kiekvienas paukštelis buvo kuriamas kaip plokštuminė forma, tarsi medinis trafaretas,
įtvirtinamas ant nedidelio pagaliuko. Kūrėjai kruopščiai gludino kontūrus, išryškino siluetą, parinko spalvas, kad kiekvienas paukštukas įgautų savitą nuotaiką ir būtų atpažįstamas pagal savo paprastą, bet žavę formą. Kol viena grupė dirbo su medžiu, kita dalyvavo tapybos ant šilko užsiėmime. Dalyviai kūrė švelnius ornamentus ir spalvų derinius, įsiliedami į kūrybos ritmą, kuriame spalvos ir formos pasakojo savas istorijas. Antrą seminaro dieną veiklos persikėlė prie Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos, kur vyko susipažinimas su duonos raugo keramika, senuoju lietuvių liaudies amatu. Edukaciją vedė tautodailininkas Saulius Mastauskas, kuris ne tik pademonstravo paskutinės šio amato kūrybinio proceso dalis, bet ir paaiškino teorinius pagrindus, papasakojo apie raugo keramikos ištakas ir jos svarbą tradicinėje buityje. Meistrui pirmiausia parodžius visą procesą, dalyviai patys galėjo išbandyti indų mirkimą į duonos raugo mišinį ir stebėti, kaip nuo karščio ir raugo reakcijos baltas paviršius akimirksniu tampa rudas. Ant kiekvieno indo susiformuoja savitas, tik tam gaminiui būdingas raštas. Visiškai unikalus, sukurtas ugnies, molio ir žmogaus rankų sąveikos. Mokykloje dalyviai dalyvavo žąsies plunksnos rašymo edukacijoje, išbandė senovinį rašymo būdą ir pasirašė po mažą prisiminimą ar palinkėjimą mokyklai iš šios patirties. Žąsies plunksna kadaise buvo naudojama ir pačioje Kurnėnų mokykloje. Tai buvo vienas įprastų mokinių rašymo įrankių, reikalavęs kruopštumo, stabilios rankos ir gebėjimo valdyti rašalą. Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos aplinka tam suteikia ypatingo autentiškumo. Balto ąžuolo parketas, išlikę mediniai suolai, rankų darbo durys ir kiti nestandartiniai, meistrų kurti medžio elementai priminė apie laikus, kai visas pastatas buvo statomas su ypatinga meile detalėms. Ši istorinė medžio aura natūraliai susisiejo su plenero tematika ir sustiprino dalyvių patirtį. Seminaras tapo gyvų pavyzdžių, kaip amatai suartina žmones ir kultūras. Kūryba, žinios ir bendrystė virto tiltu tarp Lietuvos ir Lenkijos, o kiekvienas dalyvis išsinešė dalelę šios patirties – rankų darbo šilumą ir bendro darbo džiaugsmą. Po kūrybinių veiklų Lietuvoje projektas Kultūros tiltų kūrimas persikėlė į Lenkiją. Svečiai iš Alytaus rajono viešėjo Oržišo mieste, kur kartu su projekto partneriais dalyvavo tarpvalstybinėje kūrybinėje stovykloje. Oržiše susirinko 20 Lietuvos ir tiek pat Lenkijos atstovų. Jie kūrė, bendravo, dalijosi patirtimis ir idėjomis. Viena įdomiausių veiklų buvo gipso rankų liejimo edukacija. Simbolinis tautų draugystės ženklas. Į kibirus buvo pilamas silikono mišinys, maišomas su vandeniu, kol įgavo tinkamą tirštumą. Dalyviai panardino rankas į masę ir laukė, kol ji sustings. Po kelių minučių silikonas sukietėjo, palikdamas tikslią rankos formą. Edukacijai vadovavęs Piotras Bogdaševskis, vienas iš plenero ir simpoziumo skulptorių, tuomet paruošė skystą gipso mišinį ir juo užpildė formas. Kai gipsas sukietėjo, silikonas buvo atsargiai apipjaustytas, o dalyviai išlaisvino savo gipsines rankas. Kiekviena jų buvo kitokia, lyg mažas prisiminimas apie kūrybą, prisilietimą ir bendrą patirtį. Greta vyko ir kitos veiklos. Tie, kurie jau baigė rankų liejimą, ėmėsi žvakių dekoravimo. Servetėlių raštai, gėlių motyvai, drugeliai, spalvos, faktūros – viskas susiliejo į šiltą kūrybos procesą. Kiekviena žvakė tapo savita, atspindinti kūrėjo nuotaiką ir fantaziją. Kitoje erdvėje dalyviai dekoravo vilnos krepšelius, dažė, klijavo įvairius raštus ir formas. Visi darbai buvo skirtingi, tokie kaip pati kūryba – gyvi, laisvi,
nuoširdūs. Antrą stovyklos dieną dalyviai lankėsi Oržišo muziejuje, pristatančiame miesto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Po ekskursijos visi sugrįžo į kultūros centrą, o ten laukė paskaita apie skulptūrą viešojoje erdvėje, jos vaidmenį ir prasmę kasdienybėje. Vėliau vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyviai buvo pakviesti sukurti bendrą meninę instaliaciją. Ant stalo dviračio ratas, medžio plokštės, kalėdinės dekoracijos, įvairūs buities daiktai. Iš jų visi kartu dėliojo kūrinį, jungdami elementus spalvotais siūlais, tarsi audė kūrybos voratinklį. Kai šviesa buvo išjungta ir instaliacija apšviesta iš šono, ant sienų ir lubų pasirodė šviesos raštai. Spalvos ir šešėliai susiliejo, sukurdami neįprastą atmosferą. Ši veikla skatino mąstyti apie kūrybą be atliekų, kaip iš paprastų, jau panaudotų daiktų galima sukurti ką nors naujo ir gražaus. Tai buvo veikla apie atsakomybę už aplinką, tvarumą ir bendrystę. Kūrybinė stovykla Oržiše dar kartą priminė, kad kultūra neturi sienų. Kai žmonės kuria kartu, jų rankos, idėjos ir istorijos susilieja į vieną bendrą pasakojimą. Lietuvoje plenero metu išdrožtos skulptūros eksponuojamos parke Dainavos legenda Pupasodžio kaime. Projekto metu taip pat sukurtos medžio drožybos parodos Lietuvoje, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje ir Lenkijoje, Oržišo kultūros centre. Kūryba sujungia žmones, o jos rezultatai liks ilgam. Tebūna šis projektas tvirtu kultūros tiltu tarp Lietuvos ir Lenkijos.